tokiu vaizdu miegojau. Bet va kalnas kažkaip stovi. Dabar atsidengė, ryte buvo po lietaus, šiąnakt lyjo. Toks visas rūke. Dabar biškį jau šviesesnė. Sugalvojau, kad nueisiu gal į dušą prieš kelionę, nes dušas toliau yra. Čia kemperiai visur stovi. Vakar 463 km padariau. Šiandien daugiau laukiu. Bet, kaip sakant, don't worry, be happy. Nu va, prie šito kalno miegojau, atsiveria po biškį. Užsidušinau, šviežias, nors ir vėlyvas. Dabar degalinė, be pusryčiuose, tai be kavos, tai upelis kalnų. Apjaukiukas, tai upelis. Dabar degalinė, kavos, kuro, yra kuro man ir kuro jai biškį. Nes jau mirkčia. Bet šitą reiškia, kad apie 100 kažkur gali nuvažiuoti. Na, čia Norvegijai stengiasi, kad bent viena balta badala būtų ta degalinė, nes čia kažkaip tolokai vienas nuo kito parazmino degalinė. Bet pagal kilometražą mačiau, kad viskas ok ir važiavau. Kad į šiaurę šūkį paliekam, nors važiuojam nebe į šiaurę. O šiaurė, ja, taip. 17 laipsnių, rugpjūčio pradžia, oras nuostabus, upė graži, degalinė jau čia. Gerai, susimatysim kelyje. Iki. Kokio jisai aukščio. Čia debesų žiedas ir viršui dar dengia. Įdomu, koks bendras aukštis. Gerai, tai. Taip pat, per visą dieną saulės nemačiau. Ten prie kalnų buvo ten išlindusi šiek tiek, pramušusi. Tiek šiandien vien tik debesys.
Įtariu, kad kadangi neįkvėpė, taip aš tikrųjų. Čia kalnas, ten kalnas ir tiesiog sulaiko. Ir jie tiesiog laikosi čia. Nėra kaip išeit. Gražiai miestelis pasipuošęs, vėliavėlės. Sustojau nusifotografuoti prie akmens kelio. Žinoma, liftuką užklievau. Pasižiūrėsiu, kaip čia iš šono atrodo. Kad jis toks irgi lyg neaišku, kaip net nedrąsu. Ten tipo šakom atremta. Bet įdomus objektas. Gerai. Man į tą kryptį. Iki. Ai, palaukite. Va. Ha. O man į tą kryptį. Tada. So, keep on rolling. Roj, žiūrėkite, rinkis, kiek tau nereikia. Toks miestelis. Nu jau valandą stūmė. Lems, šiandien kažkaip sunkokai. Kažką motyvuoju. Su miegu vis kažkaip nesisvarkau, laiku nenueinu, anksčiau neatvažiuoju. No, ir dabar valandą atvažiuoju. Lageris centras, tas rimtesnis miestelis. Kaip sako, laikom kardaną ir į priekį. Gražus kairiai pusėje ežeriukai. Salelėm tokiom. O šiaip čia viskas įprastai. Gražus vingiai, apijimai, nusileidimai, kaminai viskas įprasta, nedidelė tokia va. Labai tiesiog žino.
Miestelis po miestelio įveikiam kilometrą po kilometrą. Bet dar bandau važiuoti dar ir dar, paskui stosime. Ne, paskui stosime. Kažkur leidžiamės žemyn. Šiandien srautas didesnis. Vakar labai daug kur vienas važiavau, o šiandien žiūriu, kad nelabai. Bet pavažiuoti kaip patinka, reikės kažkaip daug atsižvelgti. Stoti, ir man stoti nebegalima. Reikia naudoti šitą progą. Patinka tokie ruožai, vaizdas gražus, kelias tiesus, rankas atpalaiduoji savo, pailsi iki Vingio, o po to kaifuoji Vingio. Nusprendžiau biškiai atsikvėpti. Taip įdomi, tik vienas staliukas, tokia aikštelė, bet užtat vaizdelis koks. Upė bėga. Gražu. Gerai, atokvėpis trumpas ir kelias. Style. Ha. Private style. Ir važinėjau tau. Rūkas toksai. Tik tai mes judam į jį. Arba mes leisimės ir nepasileidė į jį. Pokšloja norvegai čia kažką, arba tie tenai, kemperis yra. Kemperiai prisirinko dabar followerių ir visi followerių pas. Daugiau nei Facebook'ai, nei Instagram'ai negalėtų turėti. Jau čia followerių. Yra gražu gamta. Oras nuostabus, 15 laipsnių, turbūt pakilom kažkur tai. Vėsiau čia biškį. O ir kūrą prisibijo, kurie buvo aplinkęs.
Bet gerai sužūti variklis stabdas, nereikia nestabdžių. Gaziuką tik nuleidai. O pėsti tam suspadas viską. Gana aukštokai buvo. Mes nesimatė, ten yra miestelis. Protas, kaip matydavo čia. Bet mano kryptis tena. Panašu, kad rūkas po debesis tiek didelėjai. O biški traukės, ten toliau žiūriu. Saulė šviečia. Žiauriai gražus, žiauriai. Tokie vaizdai tai žada atima. O ir saulė ryškiau pradėjo šviesti. Argi galim nemylėti galvoju. Ten upė bus. Kaip matau, mes ten važiuojam, karas važiuojam. Kiek mūsų čia daug? Va, per tą tiltą važiuosim. Labai didžiulis. Sustojau pasikeisti akumuliatorių, sėdu šalmą ir į kelią. Artėjau prie to tilto, ten kažkokie remonto darbai vyksta. Ir čia kiek prakasta, stavėsi. Galvoju, kažkur. Prus vėjas, o vėjas toks greitis nerašo, žemė tik tai viskas. Oho, būrė tai neblogai įsiskleidusi. Reiškia, vėjas stiprus bus. Raudona dega, reikės laukti. Nu ką, palauks. Kas mums jauniem ir žavien reiškia. Gana aukštai. Bet taip įdomiai, čia nesijaučia vėjo, o būrė matot kaip iškilusi. Gal aukščiau bus?
vėjai, bet tikiuosi, per daug pramogos vėjas nesuteiks. Vieną juostą tik tai galima. O, kolektyvas atvažiuoja. Bagažai irgi nemažai daug žmogų. O geras, nežinau, ar matot, ar ne, povandeninis laivas. Va ten, va. Iškilęs, tik tai viršus. Geras. Geras, tik stop. Povandeninis laivas. Kaip aš gaudausi, tik tai ten man reikės važiuoti. Dabar nusadės iki degalinės, paskui irgi kažką 2 valandas dar važiuoti. Po degalinės, iki degalinės 2, paskui likti 2. Gerai varo povandeninis laivas. Nežinau, kiek jų matosi. Gerai, po kol kas tada išjungiu kamerą, paskui jungsim. Nu pajudėjom, aš nežinau, gal dabar povandeninis laivas geriau matysis. Norvegijos vėliava. Čia tai geras. O, jau žengė vyručių povandeninį laivą, jau išpus, o jo, kaip burbulai visi man. Gražukas, tas žalsas vanduo kažkas. Bišką vėja nesijaučia. Ta burė taip skleidusi. Tokia čia vėjas labai. Pučia švelnus vasarinis bryvas. Apie ten vadinasi. Šiaip šiandien tunelių mažai, labai norėčiau, kad tunelių ko gero. Gal bus dar. Gerai. Judu toliau. Neturiu žodžių. Sustojau trumpam biškį pailsėti ir pasigėrėti vaizdais, kurie yra pribloškiantys. O, taip padaryti. Geri vaizdai, ne? Lafoten salos. Grožis stulbina. Gerai. Dar vienas 6 km tunelys. Labai keista, Kroatija, kai važiuodavom, tai būdavo jie ganėtinai stipriai apšviesti. Tokie taip minimaliai. Bet fain, negaliu man patinti. Va, kelias tiesiai, bet šviesos tunelio gale nėra. Vaizdą įsijungiau, kad neviršiu. Jo, tiesiai. Šviesos tunelio gale nematyta. Fantastika.
žiedu tokių debesų kalną. Kaip kalniukas laukia, 7 metrai per sekundę vėjas. Nediduk. Kylam. O čia tai tiltukas.